Valstybės kontrolė atliko 2023 m. nacionalinio ataskaitų rinkinio auditą ir pareiškė sąlyginę nuomonę. Tai reiškia, kad ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą viso viešojo sektoriaus finansinę būklę, tačiau yra nustatyta reikšmingų klaidų. Jas lėmė iškraipimai valstybės ir savivaldybių finansinių ataskaitų rinkiniuose. Kartu su nacionalinio ataskaitų rinkiniu teikiama informacija ir apie valstybės skolą. Duomenys apie ją visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingi. Valdžios sektoriaus skola 2023 m. pabaigai sudarė 27,6 milijardus eurų arba 38,3% nuo BVP. Tai ženkliai mažiau nei Maastrichto sutartimi nustatytas dydis. Praėjusiais metais valstybės rezervai papildyti beveik 800 milijonų eurų, tačiau kiek Lietuva turi jų sukaupti, nenustatyta. Svarbu akcentuoti, kad kiekvienas naujas sumanymas ilgalaikius įsipareigojimus dengti skolos sąskaitą, ypač jei nenumatoma tam adekvačių tvarių pajamų šaltinių, turi būti labai rimtai pasvertas.